Pradėkit. Kokios tos emocijos? Jokių emocijų. Emocijų jokių neturiu. Jaučiuosi blogai, komanda turbūt irgi jaučiasi blogai ir jeigu kalbėti apie rungtynės, tai žinot, apmaudžiausia yra tai, kad mes turėjom tokį kelią iki finalo ir atvažiuoti čia sužaisti finalą taip. Na, turiu prisimti visą atsakomybę. Turbūt nenuteikiau gal, nors nežinau, ar žaidėjus reikia nuteikinėti žaisti finalą. Manau, pirmam kėlinį per daug laisvės jiems davėm, per daug pasitikėjimo, nors ir pavyko kažką tai ten pakeisti antram kėlinį, bet nesu patenkintas visiškai žaidimu, nes šiandien mačiau, tai kad mačiau, aš manau, Panevėžys pelnytai šiandien nugalėjo. Ko labiausiai trūko jūsų komandai? Na, jeigu nori laimėti rungtynės, nori laimėti trofėjų, žaidimas su kamuoliu šiandien buvo, aš manau, labai prastas ir sakau, to pasitikėjimo mes per daug davėm Panevėžiui pirmam kėlinį, jie paprasčiausiai buvo geresni, greitesni, nežinau kodėl, gal šviežesni irgi. Negaliu sakyti, kad jiems labiau to reikėjo, nes, sakyti finale, kad kažkam tai labiau to reikėjo, tai negalima taip sakyti. Pagaliau tai trečias finalas ir galiu pasakyti, palyginus visus tos finalus, šiandien buvo prasčiausios rungtynės. Prasčiausias finalas, kokį esu tekęs turėjęs su Hegenu. Ketvirtas kartas dar atbuoja? Bus ir ketvirtas. Bus ir ketvirtas. Kažkada jis bus. Pavyktų pažiūrėti kažką? Kai jisai bus, tada pažiūrės. Ir su kuo jis bus. Ar pavyktų į kažką pažiūrėti pozityviai šiose? Pozityviai? Šiuo metu neturiu jokio pozityvumo. Esu nusivylęs ir daugiau kažko tai pasakyti negaliu. Prašau.